Labas visiems, sveiki atvykę į mano kanalą Teenagers Beauty, su jumis sveikinuosi aš, Vita, ir pagalvojau, kad pats metas man padaryti video apie žingsniai, kurie man padeda apsipirkti internetu. Iš tikrųjų, tikriausiai, jeigu matėte mano pastaruosius kelis video, šių metų, praeitų metų, pastebėjote, kad vis daugiau pradedu apsipirkti internetu. Ir tam yra kelios priežastys. Tai pirmiausia, kad tiesiog yra didesnė pasiūla ir aš tiesiog galiu rasti daugiau drabužių, kurie atitinka mano stilių. Ir aišku, sutaupau daugiau laiko ir man nereikia tiesiog tiek daug skirti kažkokiam apsipirkinėjimui, važinėjimui, ieškojimui. Bet su tuo, kaip sakant, yra ir pliusų ir minusų. Ir kartais žinau, kad apsipirkti internetu tampa labai sunku. Ir štai yra mano keli patarimai, kurie man padeda apsipirkti greičiau, efektyviau internetu. Ir pakol kas neturėjau dar jokios blogos patirties apsipirkinėjant. Esu pirkus ir batus internetu, ir visokius švarkelius, striukes. Tai pradėkime nuo mano pačio pirmojo patarimo. Tai yra patikrinti internetinės svetainės, jų saugumą. Pažiūrėkite, ar tai yra tikras oficialus puslapis. Jei perkate pirmą kartą, įvedę internete parduotuvės pavadinimą, atlikite paiešką, kaip apie ją atsiliepia kiti žmonės. Ką aš turėjau tuo omeny? Jeigu jūs, nežinau, išgirdote kokią temų parduotuvę ar kažką tokio, jūs tiesiog, pavyzdžiui, paspaudant kažkokio linko ir atrodo jums labai panaši kaip ir tas puslapis. Atrodo toks kaip ir turėtų koks būt, bet matote, kad, pavyzdžiui, HTTPS, taip, saitvietė, ten, pavyzdžiui, kažkoks ten temų, ten official, ten site store, kažkas tokio, tai tikriausiai yra indikatorius, kad ta parduotuvė yra fake, kad tai yra sukčiai, kurie yra sukūrę specialiai identiškai, pavogę tiesiog dizainą tos parduotuvės, pritaikė tą dizainą tam, kad pagautų jūs ir apskemintų tiesiog. Ir aš labai nenorėčiau ir linkiu, kad taip nei vienam iš jūsų neatsitiktų, tad labai yra svarbu pasižiūrėti, pasidomėti, ar tai tikrai yra oficiali svetainė. Tai tikrai pasiskaityti irgi taip pat, nes kartais atrodo, kad reklamuoja daug dalykų, gali išmesti įvairiausių parduotuvių, bet visada, jeigu pirmą kartą perkate, įsitikinkite, kad tai yra saugi parduotuvė, kad žmonės turėjo geresnius atsiliepimus, aišku, įsivertinti tą reikia. Ar tai ten buvo, žinot, kad kelias dienas reikėjo ilgiau palaukti, ar vis dėlto, kad niekada ir nesulaukė savo tos prekės, kurią užsisakė. Dar ką labai rekomenduoju padaryti, tai susikurti sąrašą, kad nepasimestumėt pasiūlos gausybėje, nes iš tikrųjų internetiniai puslapiai tokie kaip Zalando ar About You turi didžiulę pasiūlą, be galo daug prekinių ženklų ir tikrai galima pasimesti toj tiesiog jūroj drabužių ir pasiūlymų. Taip pat irgi, nežinau, koks Pigu LT labai populiarus ar koks Amazon. Tai labai yra svarbu, man atrodo, kaip eini į parduotuvę, į prekybos centrą, pasidarai sąrašą, nebūtinai realų, bet savo mintise. Tai tas pats ir, manau, turėtų galioti ir internete ir turėti tai savo mintyje. Video pradžioje minėjau, kad esu pirkus internetu ir batus, ir sijonus, ta prasme, tikrai esu nemažai prekių užsisakius drabužių internetu ir man neturėjau jokios patirties, kur man netiktų kažkas. O tai yra viena iš didžiausių paslapčių, tai būtent prieš perkant, prieš einant parduotuvės išsimatuoju išmatavimus savo pagrindinius. Jei kas nežinote, tai trumpai priminsiu, tai yra jūsų pečių plotis, tai yra svarbiausia matmenys pečių plotis, krūtinės plotis, taip pat liemuo ir klubo apimtis. Tai yra pagrindiniai matmenys, kurių jums gali prireikti, ieškant, pavyzdžiui, sijonų, palaidinių, striukių. Tai va, o su batais tai dažniausiai būna irgi dydžių lentelė, labai patogu, pravartu, tai tikrai taptelkit, iš karto nedėkit ir nepirkit, kaip sakant, o labiau siūlyčiau įsigilinti, pasižiūrėti, ar tikrai jums tas dydis tiks, nes internete būna tikrai, atrodo, kad kaip ir tas dydis turėtų tikti, bet kaip ir minėjau, yra skirtingų įmonių, skirtingų brandų ir
kai kurie, pavyzdžiui, kai kurios firmos, kurios gamina 36 dydį, pavyzdžiui, jums tiks 38 dydis dėl to, nes tiesiog jie matuoja kitaip, tai labai yra svarbu ir kitai atkreipti dėmesį ir aš labai rekomenduoju tiesiog vieną kartą išmatuoti savo matmenis, užsirašyti ir turėti po ranka ir matyti ir taip geriau atsirinkti, kokie jums drabužiai tikriausiai turės didesnį šansą atitikti realybei jums. Šitas patarimas bus susijęs su praeitų patarimu. Labai svarbu yra žinoti savo kūno sudėjimą, savo kūno formą, ją nustatyti. Yra kaip ir pagrindinės, tai smėlio laikrodis, kriaušė, yra toks kaip stačiakampis labiau, yra obuolys, trikampis, apverstas trikampis. Iš tikrųjų yra internete, jūs galėtumėt vesti, man atrodo, tiesiog net ir labai paprastai kūno formos testas maždaug ir ką jums ten pagrindė reiks daryti, tiesiog įvesti savo tas pagrindinės matmenis ir netgi pagal tai galima nusakyti plius minus, koks jūsų yra kūno tipas. Taip pat kartais būna tuose kaip testuose, paklausia ten keletą klausimų. Ir iš tikrųjų dažniausiai neklysta tie testai, kiek aš esu pati bandžiusi daryti. Ir kodėl šitas patarimas man atrodo toks svarbesnis, dėl to, nes kai mes žiūrime į drabužius ir galvojame, kokie mums tiks, kurie ne internetu, nuotraukose būna labai sunku pasakyti, nes plius minus dažniausiai būna vienos kūno formos merginos, turinčios tą patį, kaip sakant, sudėjimą. Ir kartais iš vis, jeigu net nebūna tiesiog fotografuotas drabužis, tai iš vis beveik neįmanoma pasakyti, kaip atrodys ant jūsų. Bet yra tam tikri dalykai, kurie iškart jums padės atmesti tam tikrus drabužius, nes jie tiesiog netiks jūsų kūno tipui. Pavyzdžiui, jeigu jūs turėsit platesnius pečius, tai tikriausiai reiškia, kad jūs esat arba smėlio laikrodis, arba jūs esat apverstas trikampis, tai tikriausiai garantuoju 100%, kad palaidinės, kurios platins pečius, jums atrodys baisiai, nes tiesiog išbalansuos jūs dar labiau. Jeigu, pavyzdžiui, jūs esat apverstas trikampis, tai bus toks didžiulis disbalansas su jūsų klubais, kad baisu bus. O jeigu jūs turėsit smėlio, pavyzdžiui, jūs esat smėlio laikrodžio kūno formas, tai irgi tiesiog paslėps jūsų gražiausią kūno formos privalumą, tai būtent tą gražią tokią formą liemenuotą. Na, tiesiog, tai jūs padarysit savo nepaslaugą atvirkščiai. Vietoj to aš labiau, pavyzdžiui, siūlyčiau, vat kaip pas mane yra labiau aptempti, palaidinės aptemptos ir, pavyzdžiui, jeigu jūs apverstat esate trikampis, tai reiškia, kad pas jūs yra platesni pečiai negu klubai, tai rekomenduočiau tuomet kaip tik kažkokius platėjančius sijonus nešioti, platėjančias kelnes, tai klasikinės tos tokios labiau trousers, arba kai būna, aš irgi nešioju tokias rausvas, bet jos turėtų jums kaip tik labiau padėti ir tuomet rekomenduočiau taip pat nešioti labiau aptemptas palaidines, kad tiesiog nedidinti to kontrasto. Šiaip, jeigu jums yra įdomiau būtent apie kūno formas ir mano patarimus, kaip jūs, pavyzdžiui, turėdami skirtingas kūno formas, kaip sustilizuoti savo įvaizdį, kaip atrodyti geriausiai, turint kažkokį kūno tipą. Tai šiaip labai įdomu, ar jums toks video yra aktualus, jei tai būtinai lauksiu jūsų atsiliepimo komentarų skiltyje, ar toks video jums būtų aktualus. Taip, na, dabar persikelkime į jau tokią kitą dalį video, kai jau esate parduotuvėje, internetinėje. Tai mano vienas iš patarimų būtų parduotuvių puslapiuose išnaudoti funkciją mėgstami. Taip, jei mėgstate susikrauti viską į krepšelį, jei prekė būna nupirkta, produktas dingsta iš krepšelio, tuo tarpu mėgstamų skiltyje ta prekė visuomet bus. Ir jums, pavyzdžiui, bus kur kas geriau apsispręsti, ar jums tikrai reikia to drabužio, ar jis, pavyzdžiui, tikrai tiks prie jūsų, nežinau, kokio sijono ar kelnių. Pildantis sąrašui galėsit matyti, kaip jis dera, ta prasme, kaip tas drabužis dera su kitais jūsų pasirinktais kažkokiais daiktais ar daiktais, kokių jūs norite. Tai irgi, pavyzdžiui, gali jums padėti, jeigu jūs ieškote tik savo stiliaus ar norite jį išgryninti.
vis tiek pamatysite, kad kažkas galbūt dera tarpusavį arba kad tas vis, pavyzdžiui, ta stiliaus detalė jums visai netinka ir jums visai jos nereikia. Galų gale galėsite įsitikinti, jog jis jums tikrai reikalingas, kaip ir minėjau, kad tas, pavyzdžiui, gal praėjus dienai ar dviem, jūs galvosit, pavyzdžiui, apie tą sijoną ir jūs galvosit, aš ne vien jo noriu, aš žinau, kad man jo reikia, aš jau žinau net, kad man ir su šitais marškinėliais, ir su šita palaidinė šitas sijonas atrodys puikiai, aš žinau, kur aš apsirengsiu šitą sijoną, kokiai progai ir žinau, kad aš tikrai už tokią kainą man tikrai apsimokės pirkti. Tai, manau, yra labai geras patarimas, kai yra išpardavimai, kai atrodo, kad tuoj viskas išpirks viską, tai tas toks truputėlį stabtelti ir nedaryti to tokio emocionalaus pirkimo staigaus gali jums kaip tik labai padėti. Mano prieš paskutinis patarimas tai būtų prieš nusiperkant produktą internete panaršyti, paieškoti atsiliepimų apie tą drabužį, apie tą brandą, apie tą būtent specifinį daiktą, kurį jūs galbūt norite įsigyti, gal jis turi kokių ypatybių, kaip pavyzdžiui dydis yra pamažintas ar padidintas. Šis patarimas, kurį aš dabar su jumis dalinuosi juo, tai man jis labai padėjo, kai aš planavau pirkti batus internetu ir jau buvau kaip išsirinkus, kad šitų tikrai noriu, bet aš dar pagalvojau, o jeigu ką, dar pasižiūrėsiu, ką rašo kiti žmonės, gal jie iš tikrųjų labai nėra komfortiški ir aš jų taip dažnai negalėsiu nešioti ir tada reiktų persvarstyti, ar tikrai už tokią kainą verta įsigyti tokią prekę. Taip pat galvoju, o jeigu vis dėlto dydis yra šiek tiek padidintas ar pamažintas. Tai ta tokia paieška būtent atsiliepimų labai padeda padaryti geresnį, sakyčiau, atsiliepimą, nes žmonės dažniausiai stengsis palikti, tikiuosi, nuoširdesnį komentarą. Tai va, bet, žodžiu, rekomenduoju paieškoti, pasiskaityti, atsirūšiuoti ir tuomet padaryti tą priimti. Na ir mano pats paskutinis patarimas būtų toks, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, ieškot kažkokių drabužių išeiginiam proginių, drabužių, tai jūs tada nežiūrėkit basic drabužių. Jeigu žiūrit basic, nežiūrėkit kažkokius proginius drabužius, neblaškykite savęs, nes irgi galima padaryti tokią klaidą, kad, pavyzdžiui, jūs ieškot kažkokių basic drabužių, pamatot kažkokią labiau proginę palaidinę ir jūs matot ir jūs galvojat, o kokia graži, ta prasme, šita palaidinė, man jos tikrai reikia, tada dar save įtikinat, kad tikrai ją nešiosit ir tada atsitinka tokia problema, kad jūs nusiperkat ir beveik niekada nenešiojate tos palaidinės, nes jinai tiesiog netinka jokiai progai. Tai prieš apsipirkinėjant ar apsipirkinėjimo metu yra svarbu išgryninti, kokiai progai jūs apsipirkat ir ko jūs ieškote ir ko jums jūsų spintoje trūksta. Tai va, tikiuosi, kad šitas video tau padėjo ir patiko. Būtinai paspausk like, labai lauksiu tavo atsiliepimo komentaruose, ar tau yra aktualu, ar tau būtų įdomu pamatyti video būtent apie kūno formų, ta prasme pritaikymą savo kūno formos stilizavime, ką aš turėjau omeny, tai viena iš kūno tipų, kaip atrodyti geriausiai turint tą kūno tipą. Pasidalinčiau kažkokiom savo mintimis, idėjomis, kaip taip galima padaryti geriau ir kaip tai iš tikrųjų paveikia mūsų įvaizdį. Tai ačiū, kad žiūrėjai šitą video iki galo, tikiuosi tau patiko. Ir susimatysim kitose video. Čiau!